Mėly Žemaitė, kaip žinom, šiai meta yra žemaitiška rašto meta. Kaip nuognė džiaugaus, kad paskutiniu metu tiek daug ypatingų įvykių vyks susijusių su žemaičių kalba. Jau visai nebanalizuojam, kad jinai yra netarmė. Visi žinom, kad tas yra, kad jinai yra truopni kalba. Anaskomb vis drunsiau įstipriau tiek politikų, tiek dvasininkų, tiek aktorių, muzikontų, aptarnaujančių personalą įvairiausi ir aišku, paprastų žmonių lūpos. Kuon kiekviens mes galim daryti, kad žemaičių kalba būtum dar gyvesnė, dar stipresnė. Pirmiausia, patys rokoteis, šeimuose, nuosmokyti mūsų vakus, aplinkų rokotė žemaitiška. Ir aišku, jeigu išien žemaitišką įkurti, mano rankos yra 3 knygas. Pirmoji, dar 2013 metais išleista, čia jo vyr vien skyrių žemaitišką. Praėjusias metas su dukrėlį išleidom knygą įsivaizdėjimą, čia jo vyra mūsų abiejų kūryba. Vo šį metą didelis džiaugsmas, kad sykiu su kretingiškiu kompozitoriu Aloyzu Žiliu išleidom žemaitiškų giesmių knygą Laiskom žemaitiška giesmė. Šnekamės ypatingo veito už mūsų gražuolį Telšių katedrą, katrai jau šį metą sukank 230 metų. Prie nus kelis šimtus metų jie žmonės anei rokavo žemaitišką. Ir dabar, jau nuo 20 metų žemaitišką visuotinių maldą mūsų vyskupa Algirdo Jurevičiaus parėdimu ir galima skaityti žemaitišką. Nu šį metą, kaip minėjau, ne tik Telšių katedro, bet ir Žemaitijos bažnyčiuose vis dažniau suskomb žemaitiška giesmė. Rokokime žemaitišką, kiekviens darykiam tom, kon galim. Mon ir tiekiant prisidėti prie žemaičių kalbos dokumentų ir kaip atvažiuon turistą tenk palydėti vieną kitą ekskursiją tik žemaitišką, nesvarbu žmonės nuo Biržo, nuo Pasvalio, nuo Suvalkėjos. Tai drunsuos, būkim ištikimi savo kalbą, savo šaknims, nes iš anų mes išaugam. Dėko, sėkmės visiems. Jeigu norėsit rašyti žemaitišką, tai įvieskit į paiešką internete žemaitų kalbos rašybą ir rasit puikiausių pavyzdžių. O esmė tokia, kad rašom žemaitišką taip, kaip tar tuos veitas žmonės. Pasigūglinkit, įvesks bus gera. Pirmin.